Labą dieną, gerbėjami Vilniečiai ir Kalnėnų mikrorajono gyventojai. Kovo 1 dieną visoje Lietuvoje vyksta rinkimai į savivaldą. Aš, Dainius Vaitikėnas, dalyvauju Lietuvos Laisvės Sąjungoje Vilniaus miesto savivaldybės rinkimuose, kurio sąrašą veda Artūras Zuokas. Ateidami balsuoti, atiduokite balsą už mane, pažymėdami pirmumo balsą numeriu 79. Aš esu pasirengęs dirbti sąžiningai ir kelti jūsų problemas. Manau, pirmoje eilėje mes turėtume įspręsti ir Kalnėnuose pastatyti vaikų darželį. Antra, manau, kad į sodininkų bendrijų teritorijas turi pasiekti miesto infrastruktūra. Tai yra geriamas vanduo ir nuotekų tinklai. Taip pat, manau, reikėtų neatidėliotinai spręsti eismo problemą, kuri išryškėjo sankryžoje Tolimoji, Juodasis kelias ir Gūrų. Manau, kad šiai sankryžai reikalinga ir padidinti apšvitą, ir įrengti papildomą juostą, taip pat pastatyti eismą reguliuojančius šviesoforus. Jeigu jūs suteiksite mandatą atstovauti jūs Vilniaus miesto taryboje, aš dirbsiu sąžiningai ir aktyviai. Kelsiu jūsų problemas ir jas spręsiu. Palaikysiu kontaktą su miesto gyventojais tam, kad būtų abipusis ryšys ir savivaldybės lėšos būtų efektingai panaudojamos. Ačiū už dėmesį. Iki.